Labą dieną. Šiandieną pakalbėsime apie bakterinę vaginozę. Bakterinė vaginozė tai yra tokia moters būklė, kai sutrinka makštyje pusiausvyra tarp gerųjų bakterijų ir blogųjų bakterijų. Kalbant apie bakterinę vaginozę, pirmiausia reikėtų žinoti, kas yra normali makšties terpė. Taigi normaliai makštyje vyrauja gram teigiami mikroorganizmai, laktobakterijos, peptostreptokokai, streptokokai, stafilokokai, yra nedidelis kiekis mikoplazmų, garnirelų, taip pat nedaug kandida grybelių. Normaliai makšties terpė gamina pieno rūgštį, taip pat vandenilio peroksidą, kuris slopina sąlyginai patogeninių mikroorganizmų dauginimąsi. Ką daro normali makšties terpė? Jis saugo moters makštį nuo išorinių patogenų patekimo, saugo nuo infekcijų, taip pat sukuria sąlygas moters gerai savijautai. Todėl, esant normaliai makšties terpiai, moters išskyros būna bekvapės, bespalvės, moteris nejaučia jokių nemalonių simptomų ir normali makšties terpės pH yra nuo 3,5 iki 4,5, tai yra rūgštinė makšties terpė. Kai atsiranda sąlygos daugintis patogeniniams mikroorganizmams, ta makšties terpė sutrinka. Tuomet pradeda vystytis tokios būklės kaip disbakteriozė, o bakterinė vaginozė ir yra viena iš disbakteriozės rūšių. Kasgi įtakoja tokį makšties terpės pasikeitimą? Įtakos turi daugybė veiksnių. Visų pirma, tai yra vietinis ir bendrasis moters imunitetas, taip pat hormonų pusiausvyros sutrikimai. Hormonų pusiausvyra, kaip žinoma, gali trikti esant nėštumui, nutraukiant nėštumą, taip pat esant nereguliariem lytiniam santykiam, netgi esant nevisaverčiam lytiniam gyvenimui. Be šių faktorių bakteriniai vaginozei atsirasti įtakos turi antibiotikų vartojimas, lėtinis ir ūmus stresas, klimato zonos pakeitimas, lytiškai plintančios ligos, mažo dubens uždegimai, taip pat tokie dalykai kaip tamponų naudojimas. Ne kiekviena moteris žino, kad higieninius tamponus būtina keisti kas porą valandų, net ir nakties periodu. Taip pat įtakos turi cheminiai dirgikliai, tai yra įvairūs aerozoliai, dezinfektantai, įvairūs muilai, plovikliai, kurie nepritaikyti moters intimiai higienai. Atsiradus bakteriniai vaginozei, moters savijauta pasikeičia. Moteris pajunta niežulį, perštėjimą, deginimą makštyje, taip pat pagausėja išskyros tampa nemalonaus kvapo. Apžiūrint tokią moterį, mes matom visus jos minėtus simptomus, taip pat matom, kad makštie gleivinė yra padengta nuo žalsvos iki pilkšvos spalvos išskyromis, jos yra homogeniškos, jų pH yra šarminis. Ta patikrinti galime labai greitais testais, yra specialios juostelės, vienkartinės juostelės matuoti makšties pH. Taip pat galima taikyti aminų testą, tai yra užpylus ant išskyrų kalio šarmo testo pasijunta aštrus kvapas. Kitas būdas diagnozuoti bakterinį vaginozę tai yra makšties tepinėlis. Makšties tepinėlis yra tyriamas laboratorijoje ir laborantas randa tokiame tepinėlyje daug indikatorinių ląstelių ir taip pat anaerobinių bakterijų. Ką daryti, kai yra bakterinė vaginozė? Daliai moterų simptomų nebūna jokių. Kita dalis moterų junta minėtus simptomus ir yra vienareikšmiškai nutarta, kad esant simptominiai bakteriniai vaginozei gydyti reikia. Jei moteris nenėščia, neplanuoja jokių ginekologinių operacijų, neplanuoja nėštumo nutraukimo, tokiai moteriai besimptomės bakterinės vaginozės gydyti nebūtina, nes susitvarkius imunitetui, pagerėjus moters bendrai būkliai, bakterinė vaginozė gali savaime išnykti. Gydome tokiais atvejais, kai moteris turi nusiskundimų, taip pat jau prieš minėtas situacijas, tai yra prieš planuojamas ginekologinės operacijas, prieš nėštumo nutraukimus, esant nėštumui. Nėštumo metu reikėtų gydyti tik tai simptominės moteris ir didelės rizikos moteris, nes įrodyta, kad didelės rizikos moterims bakterinė vaginozė
gali didinti riziką priešlaikinio gimdymo, priešlaikinio vaisiaus dangalų plyšimo, persileidimo, taip pat mažo svorio naujagimių, be to pogimdyminių gimdos uždegimų. Taigi, esant nėštumui, jeigu mes tepinėlę randame bakterinės vaginozės simptomų, taip pat moteris turi nusiskundimų, visas tokias moteris gydome, jeigu yra didelė rizika, jeigu moteris turi nusiskundimų ir tą stengiamės daryti iki 20 savaitės. Taikant gydymą vėliau, po 20 savaitės, rezultatai yra blogesni ir išeitys yra blogesnės. Kaip gydoma bakterinė vaginozė? Bakterinę vaginozę gydyti reikėtų sistemiškai. Tai yra pirmiausiai simptomų slopinimas, tai yra niežėjimo, perštėjimo, gydymas įvairiais geliais, įvairiais tepalais. Taip pat reikėtų šalinti priežastį, dėl ko atsirado bakterinė vaginozė. Tai yra, jeigu, sakykime, moteris naudoja sintetinius higieninius įklotus, rengiasi sintetiniais apatiniais rūbais, reikėtų keisti šios dalykus. Jeigu moteris naudoja netinkamus intymios higienos prausiklius, reikėtų taip pat patarti moteriai keisti šios dalykus, tai yra pašalinti priežastį, dėl ko atsirado bakterinė vaginozė. Kitas gydymo etapas tai yra vaistai. Pagrindiniai vaistai gydyti bakterinį vaginozę tai yra metronidazolis ir klindamicinas. Pagal pasaulyje atliktas studijas šių vaistų efektyvumas yra panašus. Abu šie vaistai tinka ir nėštumo metu. Gali būti pasirenkamos dvi šių vaistų formos. Tai yra arba tabletės geriamos, arba į makštį dedamos žvakutės, tabletės, kremai. Be šių preparatų galima taikyti taip pat gydymą gerosiomis bakterijomis, tai yra laktobacilų preparatais į makštį. Teigiama, kad netgi kombinuojant gydymą tabletėmis su laktobacilų preparatais, rezultatai gaunami geresni. Kada reikėtų moteriai ateiti pasitikrinti pas ginekologą, įtariant, kad jis susirgo bakterinę vaginozę? Jeigu moteris neturi nusiskundimų, mes paprastai tyrimus atliekam tik tai, sakykime, profilaktiniais tikslais ir nustačius besimptomę bakterinę vaginozę galim nieko nedaryti. Tačiau jeigu moteris planuoja pastoti, jeigu moteris planuoja nutraukti nėštumą, jeigu moteris planuojama ruošiama ginekologinė operacija, jeigu jau yra pastojusi, būtina ateiti pasitikrinti ir atitinkamais atvejais gydytis arba galbūt galima bus apsieiti ir be gydymo.